Apsupta apsaugos buvo nuvesta į kambarį ir tada mes girdėjome tiesiog per 30 sekundžių mergaitė buvo pagriebta, įsodinta į autobusėlį ir išvežta. Dabar mes turime berods kunigą Varkalą, kuris bent jau mano žiniomis buvo kambaryje, kai buvo paimama mergaitė. Tomai, tavo žodis. Taip, visiškai teisingai, šalia manęs yra kunigas altaristas Jonas Varkala ir jis buvo kambaryje ir turbūt buvo vienas tarp pirmųjų, kuriuos pareigūnai išlaužė mano minėtas stiklinės terasos duris, pagriebė ir išvedė laukan. Taigi norėčiau perduoti tuomet ragelį kunigui, kad jis papasakotų ir pateiktų tos autentiškus vaizdus, kas gydėjosi viduje. Tai aš tą ir noriu tuoj pat padaryti. Aš esu Jonas Varkala. Taigi mes buvome viduje, lauko duris, matėm, kaip sakant, ugnys eina iš tos fredos. Vaikas tuo metu klykė, drebėjo, negalėjo pasakyti jokio pilno žodžio, nes negalėjo ištarti žodžių. Po to pradėjo laukti langą ir tas vaikas tą artėjimą, laužimą visą laiką jautė, girdėjo ir prisispaudęs prie neringos mergytė visą laiką drebėjo. Po to aš kaip kunigas priminiau, kad jie daro nusikaltimą prieš žmogų ir prieš žmoniją. Mane spec būrio žmonės su visa kipiruotė paėmė už pažastų ir išmetė. Bet žodžiu buvo baisus stresas kūdikiui, ne kūdikiui, jau užaugusiam beveik vaikui, kuris turi, mano nuomonę, žmogaus teisės. Jisai brutaliai buvo niekingai išplėstas, įdėtas į tą mašinuką ir labai bjauriai išvežtas, stumiant mus visus žmonės, kai kurie žmonės yra, pats mačiau, apmušti, moteris, ta galva užduota, ranka nubrodyta, kruvina striukė. Tai tokia situacija, labai situacija mūsų valstybėje. Kunigė, sakykit, prašau, o pareigūnai, kurie įsiveržė į kambarį, jie buvo kaukėti, tai buvo specialiosios pajėgos, ar tai buvo tie mums įprasti pareigūnai policijos? Atėjo, nežinot, neatsimenu, mane tai išmetė kaukėti, išmetė šalmuoti tiksliau. Šalmuoti, ne? Jeigu mane išmetė, tai ėjo į kambarį, nes aš atsimenu, nes aš žiūrėjau į juos, o kad pro mane praėjo, nepastebėjau, nežinot, yra stresas ir aš tiesiog manau, kad pakankamai prifilmuota ir bus vaizdžiai matyta. Mane tai išmetė specialiai žmonės, tie, kurie su tą aprangą. Kunigė, o kiek artimųjų buvo tame kambaryje? O žinot, buvo senelė, buvo kunigas Mindaugas Martinaitis, Neringa Venckienė, daugiau net nelabai atsimenu, žinot, net tikrai esu taip pat susijaudinęs ir stresą po tokio patyrimo, aš įsivaizduoju, ką jaučia tas mažas vaikas. Aš suprantu, kunigė, tačiau žiūrovams, kaipgi mes turėtumėm pateikti kaip galima daugiau informacijos apie tai, kas vyko viduje, tai kaip aš supratau, pareigūnai pjovė duris su benzininiu pjūklu ir tą diskinį pjūklą. Taip, ėjosi variklis ir ugnis ėjo toks tenais, taip matėsi. Tos žiežirbos lėkė į kambario vidų ar... Kitas duris pjovė, vertė, bet jos buvo užremtos, taip stipriau tai jų neišvietė. Tada išardė panoraminį langą, išlaužė jį, išmušė stiklą ir tada suėjo. Kunigė, ar aš teisingai supratau, kad pareigūnams nepavyko įveikti vidinių durų? Taip, nepavyko. Pirmas duris išvertė, garažo duris, matau, išpjautos, išverstos, išdaužytos, čia pat yra. Tai pirmas duris išvertė, paskui antras duris daužė ir neišvertė. Po to panoraminį langą išlaužė ir tada jau įsiveržė. Ar tos antrosios duris buvo kažkaip specialiai užremtos baldais? Tokiu pagaliu buvo užremta ir matyt, kad jiems pritrūko fizinių jėgų taip išversti, nors vyrai atrodo stambus. Ir po to, kaip suprantu, buvo ar išdaužtos, ar išlaužtos terasos langas? Langas buvo mėgintas laužti, ilgai laužė, bet neišlaužė, po to išmušė. Vaikų teisų specialistų tai labiausiai tai mačiau ponę Ankstorę, kuri puolėsi, o aš ten nelabai mačiau, kad daugiau moterų būtų. Aš net nepastebėjau, bet aš nemačiau. Kaip jūs jautėtės tuo metu, kai buvo daužiamas tas langas? Kokia atmosfera buvo kambario viduje? Vaikas prisispaudęs, drebėjo ir klykė. Iš pradžių sakė, kad mušė į langą su rankute, kad nedrįstų prie jos. Paskui nubėgo prie neringos, apsikabino ir bėbėjo. Net neišklykė dabar, paskui jau nešitai klykė. Supratau.
nutrūko ryšys, ne? Nenutrūko, viskas tvarkoja, mes esame dar vis eteryje. Sakykit, prašau, Tomas Jarusevičius sakė, kad pareigūnai patekę į kambarį pirmų darbų nusuko kameras, kurios tenais buvo pritvirtintos. Ar jums teko tai matyti? Kameros, man regis, liko. Nebent paskui, kai mane išmetė, išlaužė, o kameros buvo. Aha. Ar jūs išmetė kažkaip tai užlaužę rankas, ar tiesiog paprašė išeiti? Iš pradžių kažkaip norėjau užlaužti, aš tai mano petys vienas traumuotas, galvojau, kad ir man bus blogai, bet išneštai išnešė, kadangi tikrai tas dalinio vyrai senuką išnešti, tai, žinot, net sunkiai. Žodžiu, skausmo tų būdų nenaudoju, bet išnešė fiziškai, išmetė už tvoros ir paskui jau pareigūnai kitom uniformom saugojo, kad negalima įeiti į vidų. Ir vis skelbė, kad labai susirinkimų laisvė mūsų gerbiama per megafoną. Kunigė, o jūs buvote apsirengęs civiliai ar vis dėlto kunigo rūbais? Aš esu suspenduotas, esu apsirengęs civiliai. Buvo kunigas Mindaugas Martinaitis, kuris buvo su tadais, ten toliau stovi, gal jūs pakalbintumėte jį? Gerai, būtinai mes jį taip pat pakalbinsime dabar. Gal perdodu jūsų žurnalistui. Ačiū, primenu, kad tai buvo kunigas Varkala, kuris šios specoperacijos metu buvo kambario viduje ir mes girdėjome, kad kaip ir matėme, kad pareigūnai vis dėlto turėjo didelį rūpestį ir didelę kliūtį, kaip patekti į kambario vidų, kadangi pirmosios namo durys jos buvo nupjautos ir tuo metu buvę kambaryje matė ir girdėjo tą garsą, galite įsivaizduoti, tai yra benzininio diskinio pjūklo garsas, kuris pjauna metalą. Tuo metu žmonės yra viduje ir jie mato žiežirbas lekiančias į kambario vidų. Tačiau pareigūnams nepavyko patekti į kambarį, kadangi antrosios durys buvo užremtos.